Nors mūsų laida gyvoja jau 2 metus, tačiau to mūsų laidoje dar nebuvo. 2 ypatingos mergaitės. 2 gudrios šeštokės. Alvilė ir Adriana. Iš vieno miesto, iš vienos mokyklos, iš vienos klasės, net iš vieno suolo. Užtikrintai žengia į pagrindinį šeštokų. Kaip galvojate, vaikai, ar Alvilė yra protingesnė už Adrianą, ar Adriana yra protingesnė už Alvilę? Aš manau, kad skirtinguose dalykuose jos skirtingai sugeba. Tai yra nepalyginami dalykai. Tai yra visiškai skirtingos mergaitės. Abi labai, Bet abi labai protingos. Na tai Adriana, papasakok mums visiems apie save. Tai aš esu Adriana, lankau baseiną, bet aišku taip retai, kadangi kai tik nueinu iškart susergu. Tada dar groju fortepijonu. Man šiaip visai patinka groti, tik tai kartais labai sunku mokytis būna. Ir labiausiai mėgstu šokti, šoku baletą. Graži, linksma, nuostabi, viską moka, viską gali, daro beveik viską. Na tai Alvilė, dabar tu papasakok apie save. Su Alvilė, mokausi Jėzuitų gimnazijoje. Manau, tai išties verta pripažinimo mokykla. Turiu pliusų, bet dar daugiau minusų. Pavyzdžiui, niekada nesusitvarkau po savęs. Apsišiukšlinu, paskui nesusitvarkau. Linkėjimai močiutei. Aš manau, kad Alvilė yra viena draugiškiausių ir mieliausių būtybių šioje žemėje. Jis tikrai labai linksma, visiems padeda, kai reikia ir kai nereikia, visada padeda. Fortepijonas. Lankai muzikos mokyklą, kiek metų, kaip sekasi, ar patinka? Dabar esu tik tai 4-okė, nes per vėlai supratau, kad noriu groti, o šiaip sekasi visai neblogai. Ką mėgsti groti? Iš tikrųjų, tai labai mėgstu groti linksmus ir tokius greitus kūrinius. Lankau muzikos mokyklą, Yamaha, groju elektriniu pianinu. Labiausiai patinka groti šiuolaikinę muziką ir roką. Baletas labai įdomu ir labai gražu. Papasakok apie baletą. Kiek metų lankai ir kaip tau sekasi? Baletą lankau turbūt nuo 5 ar 6 metų, tik tai metus buvau perėjusi pramoginius šokius, bet šiaip man labai patinka. Labai geros mokytojos yra, dabar mokausi pas Eglę Špokaitę, tai... Wow! Ir labai gera mokytoja, dabar mes ruošiamės vienam spektakliui. Patinka šokti. Irgi esi šokėja? Taip, šoku sportinius šokius. Kiek laiko šoki? Dabar yra 6 metai. Koks tavo šokis mėgstamiausias, koks nors gal džaiva? Atspėjai. Tikrai? Taip. Geras, mano irgi labai mėgstamas džaiva. Čaka. Ką dar veiki laisvalaikiu? Jodinėju, skaitau knygas, padedu mamai kartais. Pala, kažkaip praslydo man pro ausis jodinėjai. Su kuo? Arkliais. Kur? Kodėl? Kiek laiko? Pas savo močiutę nuo 6 metų. Turi žirgą vardu? Gerutė. Tikrai gera? Ragana. O, gerai. Baseinas. Na, baseinas tai baseinas. Atsipalaidavimui, taip? Taip. Ir mėgsti futbolą? Nu, patinka pažaisti, nors ten nelabai gaudus, bet patinka tą kamuolį varinėtis ir į vartus įmušti. Bet vartuose stovėti nemoku. Na, mūsų klasė iš tikrųjų yra labai daug mergaičių, kurios gerai žaidžia futbolą. Ir dar daugiau berniukų, kurie irgi žaidžia futbolą. Ir kažkodėl visiems atrodo, kad futbolas tai yra berniukų sportas, bet mūsų klasė mergaitės tikrai šauniai žaidžia. Kuo norėtum būti? Na, aš turbūt norėčiau būti medikė, kaip ir mano mama, bet ne dantų gydytoja, o chirurgė. Ir jau 6 klasėje esi užtikrinta, kad nori būti būtent medikė? Taip, jeigu pavyks. O ko galvoji būti ateityje? Dar nežinau. Na, tikriausiai norėčiau studijuoti ekonomiką ir verslą. Jos yra protingiausios jūsų klasėje? Vienos iš protingesnių, bet yra dar daug protingų. Kaip ir visoje mokykloje? Taip. Toks tas ypatingas mūsų atvejis, kai tavo klasiokė taip pat su tavim pakliuvo į pagrindinį šeštokų finalą. Ką apie tai galvoji ir ar jinai yra protingesnė už tave? Aš nežinau, ar ji yra protingesnė už mane, nes mes labai skirtingos esam, bet kartu turim ir panašių pomėgių. Šiaip aš džiaugiuosi, kad ji pateko kartu su manim, nes bus daug drąsiau. Linkiu jai sėkmės. Na, tikrai šaunuolė.
Gerai sutarėt? Žiauriai. Nesvarbu, kuri laimės, mes vis tiek išliksim geriausios draugės.